Labas rytas, kartu su jumis savaitę pradeda laikraščio apžvalga. Smagu sveikintis iš ties gražų rudens pirmadienį, tiesa, šiandien galime sulaukti lietaus, bet turėtų būti šilta, vietomis net per 20 laipsnių šilumos. Kaip tik šį rytą išgirdau pokštaujant, jog Lietuvos padangė įkaitino užsidegę Europos krepšinio čempionatos sirgaliai, tad orai bent jau savaitę tai tikrai netvės. Tikėkime, tą patvirtins ir sinoptikai. O beje, kalbant apie krepšinį, kaip tik lygiai prieš metus, rugsėjo 12 dieną, baigėsi pasaulio krepšinio čempionatas Turkijoje. Jei atsimenate, tuomet ir mūsų šalis pateko ant pakilos iškovojusi bronzą. Auksu džiaugiasi Jungtinės valstijos, o sidabru mūsų dabartinė varžovė Turkija. Turbūt kiekvienas tikimės, jog ir Europoje šiemet būsime vieni pirmųjų, juolab, kad mūsų rinktinė pateko į finalinį etapą, o tuo be abejo džiaugiamasi ir šio ryto dienraščių publikacijose. Taigi metas žvilgterėti į spaudos puslapius. Iš tiesų daugelio šalies dienraščių pirmieji puslapiai šiandien mirga antraštėmis apie vakarykštę Lietuvos rinktinės pergalę. Iki svajonės Lietuvai beliko 3 žingsniai, skelbė Lietuvos rytas. Vakar Kęstučio Kemzūros treniruojama ekipa 84-75 įveikė Vokietijos komandą su Dirku Novicki ir užsitikrino bilietą į ketvirtfinalį, kurį trečiadienį žais jau naujojoje Kauno Žalgirio arenoje. Atleisk, Dirkai, kad sudaužėme tavo olimpinę svajonę, bet kartu su sausakimšomis Siemens arenos tribūnomis visa krepšinio Europa vakar taip pat traukė 3 milijonus. Vilniaus diena rašo, jog šeštadienį parlamentarai po vasaros atostogų rinkosi į plenarinių posėdžių salę ir pradėjo eilinę jau 7-ąją šios kadencijos Seimo sesiją. Svarbiausia sesijos darbai - kitų metų biudžetas, sodros reforma ir energetikos pertvarka. Valdančiųjų laukia nelengva dalia, artėja rinkimai. Plačiau apie tai rašinyje rudens sesijoje rinkiminių kovų nuojauta. Vakar Jungtinės valstijos paminėjo 10-asias rugsėjo 11-osios teroro akto metinės, primenama Vilniaus dienoje. Praėjo 10 metus, tačiau nei skausmas, nei liūdesys neišblėso. Pasak New York Times, išpuoliams prieš pasaulio prekybos centro dangoraižius ir Pentagoną Al-Qaeda išleido maždaug $500 milijono, o Jungtinėms valstijoms išlaidos susijusios su padarinių likvidavimu sieks maždaug $3 milijonus arba beveik $7 milijonus kiekvienam doleriui, kurį išleido teroristų grupuotė. O štai titulinėme savaitraščio Veidas puslapyje pateikiami kiti skaičiai. 800 milijonų litų tiek Lietuvai kainavo rugsėjo 11-oji. Tiek po 10 metų siekė Lietuvos įsipareigojimai kovai su terorizmu. Taip pat savaitraštyje teigiama, jog Lietuvos krašto apsauga po rugsėjo 11-osios pasikeitė iš esmės. Dabar turime ne kariuomenę, o misijų junginį, kuris neturi nieko bendro su tikrąja krašto apsauga, nei ginkluotės, nei pasirengimo atžvilgiu. Taip pat savaitraštis Veidas jau 5 kartą pristato gyvenimo kokybės Lietuvos miestuose ir rajonuose tyrimą. Tai yra 2011 metų savivaldybių reitingą. Pagrindinė šiųmečio reitingo intriga - sostinė išsiveržė į pirmąją reitingo poziciją ir iš pirmosios vietos išstūmė 4 metus pirmavusią Neringos savivaldybę. O 3 ir 4 vietas pasidalijo Kaunas ir Klaipėda. Paskutinė tiek pernai, tiek šiemet liko Nykštukinių Pagėgių savivaldybė. Beje, šiemet į reitingą įtraukti 3 nauji kriterijai - šilumos kaina skirtingose miestuose ir rajonuose, taip pat šilto vandens kaina bei savivaldybių prasiskolinimo lygis. O štai Respublika klausia, kas mus gydys. Regionų ligoninė skambina pavojaus varpais. Trūksta jaunų medikų. Mažiausiai 30% gydytojų Lietuvoje pensinio amžiaus. Ligoninės gydytojų trūkumą bando kompensuoti rezidentais. Būsimus medikus rajonų ligoninės vilioja apmokėdamos jų rezidentūros studijas, skirdamos stipendijas. Tačiau rezidentai savo ateities nesieja ne tik su regionais, bet ir su Lietuva. Taigi publikacija senstančios medikų kartos neliks kam pakeisti. Netrukus prasidės masinis bulviakasis, tada ir skaičiuosime, kiek bulvių prikasta, kiek bus supilta į saugyklas, ar sočiai valgysime, ar įpirksime. Žemdirbiai pranašauja, kad bulvės bus brangios dėl 2 priežasčių. Viena bulvė supūdė liūtys, kita bulvės bus išvežtos į Rusiją. Mat jau dabar Rusijos pirkėjai beldžiasi į ūkininkų duris. Skaitykite Respublikos publikacijoje, bulvių kaina priklauso ne nuo oro, o nuo noro. Taigi tiek spaudos, o grįžtant prie šiomis dienomis aktualios krepšinio temos priminsiu, jog belaukiant naujų varžybų prekybos ir pramogų centre Ozas galima apsilankyti parodoje Lietuva 3 kartus Europos vyrų krepšinio čempionato laimėtoja. Tai ekspozicija, kurioje galima išvysti visų 3 istorinių Lietuvos pergalių Europos pirmenybėse 1937, 39 ir 2003 metais eksponatus, kurie priklauso sporto žurnalistui ir kolekcininkui Vytautui Gudeliui. Taigi atvykę galite apžiūrėti čempionatų medalius, to meto spaudą, eksponuojami ir žaidėjų marškinėliai, kamuoliai su čempionų autografais, istorinės nuotraukos. Išties įdomi ekspozicija, kiekviena mūsų prisiminti istorinės pergalės. Ir dar vienas priminimas.
kultūrinių renginių lankytojams. Šių metų rugsėjo mėnesį minimos pirmosios Lietuvoje pastatytos operos 375 metinės. Ir galbūt jau esate girdėję, jog 1636 rugsėjo mėnesį Valdovų rūmuose Vilniuje buvo pastatyta opera Elenos pagrobimas, o muzikantams tuo metu vadovavo italų kompozitorius Marko Skakis. Tad šį vakar būtent šio kompozitoriaus kūrinius Valdovų rūmų muziejuje atliks madrigalistų ansamblis iš Italijos Ensemble Vocale Veneto. Taigi esate kviečiami į puikų senosios muzikos vakarą. Kągi šiandien tiek, žinoma, pasveikinkime dienos varduvininkus, tai Gvidas, Marija, Ovidijos, Tolvaldas, Vaidmantė. Ačiū, kad esate su 5 TV, iki susitikimo rytoj.